Sveiki visi, čia vėl aš Diamond TV ir šiandien aš filmuoju dar vieną video. Ir šiandien aš norėjau pakalbėti apie tokį vieną dalyką ir tai susijęs su manimi. Ir tai yra nelabai geras dalykas. Tai susijęs su kopijavimu. Kaip žinote, gal ir nežinote, Jack Boy nuo manęs yra nusikopijavęs kelis tokius mažus projektus. Tai istorija yra tokia. Aš šiandieną atsikėliau, įsijungiau YouTube'ą ir nuėjau į Jack Boy kanalą ir pažiūrėjau, gal jisai kažko naujo įkėlė. Pažiūrėjau ir pamačiau tai, ko tikėjausi. Ir aš to tikėjausi todėl, nes jisai per vieną mano animation video manęs klausė, kokią programą naudoju. Tai aš naudoju palaukit. Tai piešimui per planšą aš naudoju Autodesk Sketchbook, o per kompiuterį daryti animations aš naudoju Paint.net. Bet grįžtam prie reikalo. Tai jeigu kai kurie iš mano žiūrovų nežiūri Jack Boy ir aš jums galiu parodyti tą video, tai varam. Pasimatysim YouTube'ai. Tai štai video ir pasižiūrim. Čia piešimo video, garsas. Aš jau nupiešiau, čia taip pats geriausias pasaulyje. Oh my god. Mano panašus, aišku. Ai, Dieve. Gerai. Tai visų pirma, piešimas. Labai gražiai piešia. Aš juokauju. Žiūrėkit, dabar aš turiu šitą programą atsisiuntęs, aš jums parodysiu, kaip aš per šitą programą piešiu. Susitiksim toj programai. Tai va, mes esam toj programai, kurią jisai naudoja piešti savo filmukams, nukopijuotams filmukams. Ir aš dabar nupiešiu Minecrafto žmogeliuką. Nežinau, kažką panašaus, ką jis nupiešė. Tik tai savo stiliumi. Aš įsivaizduoju, ką jisai norėjo nupiešti, tai buvo kažkas tokio. Tuoj. Pabaigsim. Va, kažkas tokio. Ir tada ten rankos kažkas tokio. Žodžiu, tai pala, va, rankos tenais, aš tingiu jau piešti tas rankas. Va, kažkas tokio. Tai va, aš nupiešiu ir tai va, jis nupiešia. Palyginkit ir parašykit į komentarus, kas nupiešė gražiau. Tai grįžtam prie video. Mane tiesiog nebuvo idėjų, kaip... Va, apie šitą aš ir norėjau pakalbėti. Nėra idėjų. Ką aš dariau, kai man nebuvo idėja? Paklausiau jūsų. Taip, paklausiau jūsų. O nenukopijavau kažką. Fomsas daro filmukus. Koks skirtumas? Mano biški kitokie, jo geresni. Tai va, bet Jisai nukopijavo mano idėją, kas man labai nepatinka. Kopijavimas. Ne. Tai va, jis tiesiog galėjo paklausti žmonių arba galėjai pratęsti vampyras kaimynas, nes jisai buvo geras. Dieve, gerai. Tai mano nuomonė yra, kad jeigu neturi idėjų, paklausk savo žiūrovų. Bent jau mano tokia yra nuomonė. Nes jų tikrai yra labai
tiesiog labai daug, nes tu turi 50 subscriberių, turi 3000 peržiūrų, tau tikrai kažkas duos idėjų. Gerai, tau nereikia kopijuoti žmonių. Tai jo, nekopijuok ir aš noriu pabaigti žiūrėti tą video su jumis, gerai? Gerai. Tai gerai, mes grįžom prie video ir va, jisai... Oh my god! Kaip gražiai nupiešta! Oh my god! Aš net nugriuvau nuo kėdės. Kaip sakiau, mes įdarysim su vami. Wow! Jūs manęs būdavo negirdit, nes aš labai toli nuo kompo. Wow! Oi, tiesiog dar gražiau! Tai matot, ką aš turiu omeny? Išmok piešti, nekopijuok. Va, pamoka tau, Jackboy. Supratai? Ar tu supratai? Žiūrėkit, aš išjungsiu garsą, nes man jau užkniso jo balsas. Man jis kažkada labai užknisa per video, nes tas kažkoks toksai keistas, man jis labai užknisa. Tai aš baigsiu šitą video čia. Man jis nepatinka. Okay. Tai va, aš manau, kad tiesiog, jeigu tu neturi idėjų, tiesiog paklaus savo žiūrovų ir nekopijuok kitų žmonių, nes, ta prasme, jeigu tu manęs būtum atsiklausęs, aš tau tikrai būčiau leidęs, bet dabar tiesiog nesąmonė, kai tau kyla kažkokia idėja kopijuoti žmonės, nes tai tiesiog yra nesąmonė. Bet jeigu būtum paprašęs manęs, ar galėtų irgi padaryti tokius filmukus, aš gal būčiau sutikęs, bet dabar tiesiog tu net nepaklausai ir tu per video sakai, gal ten Diamond TV nepamatysi, ten viskas bus gerai. Nežinok, aš visą laiką patikrinu tavo YouTube'ą. Tai va, tai šiandienos pamoka vaikai yra, kad niekada nekopijuokite neatsiklausę, nes tai yra negeras dalykas. Ate. Tu prasme rimtai, ate.